Kuriame etiketes. Įvairiausios etiketės būna skirtos kaip lipniem lapeliam, ar ne? Ir būna dažnai parašyta, jeigu tai yra lapeliai, kokie yra jų dydžiai milimetrais. Paprasčiausiai tai yra lentelė ir tą lentelę mes susitvarkome taip, kaip mums jos reikia. Šiandien parodysiu, kaip pasidaryti, tarkime, 21 langelio lentelę. Tai yra 3 stulpeliai ir 2, 4, 6, 7, ar ne, 7 eilutės. Atsidarome Wordą, pasiimame tuščią dokumentą. Pirma, ką mums reikia pasidaryti, kad mūsų rašymo zona būtų kuo platesnė. Tai reiškia, mes turim nusinulinti ir jau kiek kompiuteris mums sakys palikti tų centimetrų, milimetrų, tiek mes ir paliksim. Tai mums reikia dabar eiti į maketą, pasiimame paraštės ir pasirinktinės paraštės. Atsidarius lenteliai mes turėsime nustatyti nulinius paraščių nustatymus viršuje apačioje. Tai tiesiog galime rašyti 0, 0, 0 ir 0. Štai va šitos 4 parametrus 0, 0, 0. Ir patvirtinam. Mums išmeta, kad spausdinimo sritis, taip, taisome, palieka po 3 mm, spaudžiame gerai. Kas dabar nutinka? Jeigu pažiūrėsime į šitą zoną, tai mums tamsi sritis atitraukta 3 mm. Šitą sulyginame, mums jos nereikia. Ir šitoje vietoje mums reikia dabar įsikelti tą lentelę, apie kurią mes kalbame, ne? 3 stulpeliai, 7 eilutės. Tai tą ir padarome. Einame į įterpimas, pasiimame lentelę, galima daryti tiesiog užsibraukiant šitaip. Na, pasidarysiu šiuo atveju taip. Kitas įterpimo būdas, tai kai paspaudžiame lentelę, tiesiog įterpti lentelę ir čia surašome stulpelių ir eilučių skaičių. Taip, dabar mes turime lentelę ir kai mes ją paspaudžiame sukurti, ją įkelia ir atsiranda lentelės įrankiai dizainas maketas. Mums nereikia, kad lentelės kraštinės spausdintų, tai mes galim iš pat pradžių pasidaryti tokį dalyką, pasižymėti visą lentelę, tai tiesiog paspaudžiam ant to tokių rodiklyčių, iškart lentelę pasižymė, nueiname į dizainas, į kraštinės ir paspaudžiame be kraštinių. Tada turi rodyti menamas kraštinės, jų nespausdina, bet mes matome laukus, kuriuose galime dirbti. Ką toliau reikia pasidaryti? Pirmas dalykas, ką mums dabar reikėtų pasidaryti, tai mums reikėtų išsididinti pačią lentelę ir lentelės zoną. Kadangi, kaip matėme paveikslėlyje, ar ne, lentelė yra visiškai su lapo kraštu, dėl spausdinimo dalykų galima lentelę palikti plotį tokį, kokį mums priskyrė. Ir žinot, kad tie 3 mm vis tiek nespausdina. Jeigu mes lentelės kraštinių nedarom, viskas tvarkoj. Tačiau kartais nutinka taip, kad mums gaunasi nelygiai išdėlioti šriftai, nes tas kraštas vis tiek prilimpa. Tai dėl to, štai šitoj zonai, padidinu aš vaizdą jums, kai aš stoviu lentelėje, ne už šitų, aš netgi galiu štai čia atsistoti, tada mano šitie trikampiukai pasislenka, man reikia lentelę nutraukti. Tiesiog nutraukiu aš ją šiek tiek į šoną ir sulyginu su kraštu. Paėmus už tos pilkos dalies, lygiai tą patį aš padarau su viršum. Ir lentelę sulyginu. Dabar mūsų lentelė nuo viršaus tiesiog į šoną. Taip čia pasiplatina. Dabar nebelieka mums
to kvadratuko, kuris rodo pasižymėti, bet pelytę, jeigu vesime, jinai tokia pliusinė tampa ir galima taip pasižymėti. Iš kitos pusės galima braukti per visus langelius ir pasižymėsim taip lentelę. Pasižiūrėkime į plotį mūsų milimetrais, tai yra 7 cm plotis ir 4,24 cm yra aukštis. Tai mes dabar nustatykime šitiems nurodymams šitą aukštį. Kaip tai padarysime? Pasižymėjus, einame į maketas ir štai čia turime aukštį ir plotį. Plotį, sakėm, 7, didinam. Štai mums sutampa jo kraštinė lygiai 7 cm, 7 cm. Ir dabar aukštis 4,24, ar ne? Įrašom 4,24. Berods toks skaičius buvo. Pasižiūrėsiu dar kartą. Taip, tikrai toks. Mes rašom centimetrais, mums raštukėse rodo milimetrais. Tai reikia atsitraukti truputėlį. Ir pažiūrėkime į visą vaizdą, ar ne? Mūsų langeliai persimeta. Tai normalu dėl to, kad šiek tiek kraštinės skiriasi. Lapo su lentelės spausdinimo lapu gali ten 1-2 milimetrą skirtis. Tai ką mes galim padaryti? Mes paskutinę tiesiog eilutę pasižymim, tą, kuri peršokus į kitą lapą. Ir mes, netgi šitoje zonoje, atėjus į šitą zoną, atsiprašau, šitoje vietoje mes tiesiog irgi perkeliam apačią. Perkeliam apačią ir mūsų langeliai iškart sutampa. Įsikels naujas lapas, taip ir turi būti. Į tuščią lapą nekreipsim dėmesio ir kai spausdinsim, nurodome pirmą lapą spausdinti. Dabar ką mes turim padaryti? Mūsų rašymas, jeigu mes pradėsim rašyti, rašys nuo kampo ir jeigu tai spausdinsim, netiks. Tai visos etiketės yra daromos taip, kad mums būtų per centrą. Tai yra visi langeliai išcentruoti, išlygiuoti. Tai mes tiesiog pasispaudžiame visą lentelę ir jai nustatom tuos nustatymus. Einame į maketas, pasirenkam tiesiog centruoti ir mes jau turime centre. Tiek iš viršaus į apačią, tiek iš šono. Jeigu aš čia rašysiu, tai linksmų švenčių. Štai ir turiu, ar ne? Ir visose langeliuose tą darys. Kaip dabar galima didinti, ar ne, šriftą? Tik reikia žiūrėti, kad nebūtų per daug išlindę į šoną, iš tos pusės, kad mums tilptų. Tai galima kartais tiesiog tekstą su Enter perkelti. Kad mums būtų štai toks gražus derinimas, mums reikėtų susižiūrėti vieną dalyką. Yra pastraipa ir kad čionais būtų nuliai. Tai tada mums bus iš karto tarpai sumažės ir vietoj pusantros eilutės vienguba. Pasispaudžiam. Jeigu mes norim eilučių tarpelį padidinti, galima pastraipo zonoje ir čia tą padaryti. Tiesiog atsitraukia. Bet palikim viengubą. Tarkime, pakeiskime šriftą, tai čia jau šitą mokate, ar ne, pasistorinam, pasididinti dar galim, ar ne, ir mūsų etiketė kaip ir paruošta. Mums dabar belieka tik tais nusikopijuoti šitą dalį, Ctrl+C arba kopijuoti, pasižymėti visą lentelę ir įklijuoti. Dabar įklijuoti galima, jeigu spausime taip, mums kas nutinka? Mums nutinka, kad dingsta mūsų formatavimas. Bet jeigu mes paspausim įklijuoti žemiau, mes galime įklijuoti skirtingai. Ne, irgi linksmų švenčių. Išdarkė mums truputėlį. Tai galima įklijuoti kiekvieną atskirai. Arba eilutę. Bet eilutė išdarko. Tai tiesiog įklijuoti šiuo atveju man, nežinau, kitose kartais kompiuteris leidžia ir kitaip įklijuoti.
Galima tiesiog prieš formatuojant langelius, kur turi rašyti, pirmiausia įrašyti žodį, ar tai skirtingus žodžius. CTRL-V turime ir tiesiog CTRL-V. Štai ir mūsų etiketės paruoštas spausdinimui. Mes jau jas turime. Nerekomenduoju saugoti PDF-ų. PDF-as nukerta šiek tiek irgi tą papildomą kampą ir gaunasi nevienodai. Šita kažkiek yra pakilusi, ar ne? Tai jeigu aš įsidėsiu šitą ženkliuką, aš matau, kad jos aukščiau yra negu šita eilutė. Galima pakartoti tiesiog tą lygiavimą, va matote, netgi pažymėjimas toks, ar ne, kad būtų vienas tarpas tarp eilučių. Ir tada jinai išsilygiuoja. Tokį dokumentą išsisaugom ir iš Wordo tada spausdinam. Pirmiausia, aš noriu jį išsaugoti. Aš saugosiu prie leidybos darbų, etiketės užsivardinu. Ir kai spausdiname, ar ne, tiesiog spausdintuvo vietoje nusistatome, kurį puslapį spausdinti. Mums reikia tik pirmo puslapio. Šiuo atveju, tai čia šitoj vietoje pasirašom. O jeigu mums reikia kopijų daugiau, tai kopijas nusistatom. Ir viskas su etiketėm. Ir tokiu principu galima pasidaryti tiek, kiek reikia. Jeigu darote etiketės, kur kraštelis yra atitrauktas, ar ne, tai jums nusinulinus parametrus puslapio vietos iki, kad 0,3 būtų, ir paliekat ir viskas turėtų tilpti. Jeigu imate 27, ar ne, tarkim, tai viršuje apačioj, tai tada vadinasi iš šonų reikia patraukti, taip, kad lentelė tilptų. Tai pagal tokį pavyzdį ir žiūrite, kokio tipo jums reikia. Šitos, kur su apvalintais kampais, tai vis tiek darot paprastą lentelę, o apvalinti kampai, tai tiesiog ant pačio popieriaus yra lipdukas su apvalintu kampu. Išsiema be to centriuko mažo. Ir viskas.